aš turėjau šį vakumelą, kasdieną joju pas tą benelę, oi lylė, lylė, oi lylė, kasdieną joju pas tą benelę. Kumelą bėga net balos taško, mano panelė batvinius raško, oi lylė, lylė, oi lylė, mano panelė batvinius raško, sijonas trumpas vos iki kelių. Romualda, apie šitą gražų projektą. Na, šitas projektas gimė ne iš kažko tai, o iš tiesiog gyvenimo būtinybės, kadangi kaime, o tas mūsų kaimas apie 40-50 km iki artimiausių miestų, kaime, kaip sako, bedarbystė. Vyrų bedarbystės iš tiesų nėra, yra moterų bedarbystė. Vyrų, jeigu neturi darbo, tai dažniausiai arba renkasi, arba tiesiog turi kitų pomėgių ir nedirba. O moterų bedarbystė iš tiesų yra. Tai iš tos bedarbystės tiesiog moterų, iš to, kad reikia pragyventi šeimą, pasirūpinti ir galų gale savo orumą išlaikyti. Na ir gimė šitie projektai. Turėjom tokį labai gerą projektą 2010 metais, 21 amžiaus seniūnija, kuriuo metu tiesiog sudarėm bendruomenių ir visos seniūnijos strategiją ir pamatėm savo kelią, kur mums reikia eiti. Be abejo, kaime nepastatysim nei gamyklų, nei fabrikų, nei dar kažko. Tai mes turim džiaugtis savo gamta, turim džiaugtis savo tuo, ką turim žeme, didžiausių turtų ir žemėje užaugančių derliumi. Tai, o kadangi pavienių žmonėm tikrai neverta, tiesiog neapsimoka ir finansiškai nenaudinga vežti miestą savo produkciją parduoti, tai pamatėm, kad tik tai kartu kažką dirbdami, kažką darydami galim ir užsidirbti ir užauginti tai, ko miestui reikia. O miestui poreikis be abejo yra geros, kaimiškos, tikros, patikimos produkcijos. Tai vat ir gimė, kad Skėmiuose, kadangi turim unikalų pastatą, seniausią pastatą, kuris matė ir carą, kur buvo pašto perkinkimo pastote, kada išgirdom, kad jį ruošiamasi griauti, kad jis jau tarsi ir nereikalingas, tai kaimo bendruomenės taryba, kartu su bendruomenės taryba, nusprendėm, kad iš tiesų šitą pastatą būtina mums išlaikyti kaip istorinį atminimą, kaip galų gale ir pačiam kaimui, ir pravažiuojantiems žmonėms reikalinga, kadangi ir maitinimo paslaugų nėra, ir dar užimtumų ir edukacinės programas galim sudaryti. Na, va, taip ir gimė ši idėja. Parodom rėmą, kaip jis atrodo, į ką bitelės turėtų dėti savo gerą maistą. Čia tik tai tuščias rėmas, čia toksai jau su duonelė. Tos duonelės ir paragauti yra galimybė, nes tai tikrai natūraliai sudėtas kori duonelė, kurią bitės ruošiasi savo atsargom. Vaikai ragauja, smagu. Ar įdomu vaikam? Labai įdomu, nori labai pažiūrėti, pačiupinėti kiekvieną tą įrankį, nors įrankių arsenalas labai neplatus. Dūminė, kaltas bitininko, aišku, prie bičių einant būtina kepurė. Čia skrybelėtė, kada aš einu prie savo bičių, kada jos mane pažįsta. Jonai, o ką mergičkas veikia čia su tais rūbais? Ar jos turi kokią veiklą, ar taip tik tai dėl grožio? Be abejo, jos padeda. Pavyzdžiui, čia vaikus atveža pas manęs į bityną. Labai patinka vaikam šitą tokia atrakcija, kad pavažiuoti su arkliu, nes netgi paveiksluojasi. Jau dabar, kada kaime mažėja gyvulių, vaikai tiesiog pats gyvulys kelia geras emocijas. Na, vat ir... Jonukai, ačiū tau, kad kitiem užtektų laiko. Jau vakar turėjot vieną... Taip. Nu, papasakok. Taip. Aš esu Magdusė, iš Skėmių kaimo, čia mano padėjėja Antausia. Mes su arkliu pasitinkam vaikų grupės, pristatom truputėlį ir vežam pas mūsų gaspadinę. Taip. Nu, ką daro gaspadinė? Taip, esu gaspadinė Anuprienė iš Skėmių. Turiu nuosavą klojimą, pasiminėjom 19 amžiaus javų auginimą.
vaikai ten susipažįsta su visa, pagrindiniam kultūrom grūdu, su visais ūkio darbais, gaus ir kiek pasėt, papjat, pakulti, su visokiais ir pamalti. Ir prisimalę miltų, žinoma, atvažiuos kepti meduolių pas mūsų garsiąją kepėją Marceliutę. Tai einam pas Marceliutę, gal dar mums čia kas nuskilsta. Išimsim mūsų apšluotus meduolius iš duonkepio. Va, jie jau apdžiūvo, mes turim lyžę, kad nenudegtume ir su ją išimam jau iš pečiaus vadinamo. Čia yra jau išdžiovinti meduoliai mūsų, kuriuos vaikučiai puošia. Jau žiūriu, kad jūs jau vaidmenį, viskas tvarkoja. Mes jau daug padirbom, jau kuris laikas papuošiam ir iškepiam. O čia jūs iškepat pati? Dabar prašom rimtą vardą pristatyti. Aš esu Birutė Andriuškienė, o mano edukacinės programos, kur pravedu toksai vardas Marceliutė. Marceliutė, ar duodat vaikam, ar kaip čia vyksta viskas? Taip. Mes tešlą užminkom, bet galvojom netgi ir prie vaikučių užminkyti ją. Ją per naktį kol kas migdom. Ir duodam vaikučiam formuoti pačius meduolius, jie susiformuoja, paskui padarom mes glaistą, patys puošia su glaistu, mes ir kepam, ir džiovinam, turim duonkepį, vaikučiai labai mielai tą darbą daro, nes jie ir liukros skanauja, net ir tešlos skanauja, mes spėliojam, kokius prieskonius naudojam meduoliuose savo, iš anūpro sodybos atvežtais miltais, iš tų miltų kepam, iš bitininko Jono medaus. Žodžiu, mūsų meduoliai yra pagal senovinį prosenelių receptą patys skaniausi, patys gražiausi. Kiek laiko vaikai būna pas jūs? Ar neatsibosta jiem čia? Tikrai neatsibosta, nes mes čia ir arbatytės geriam iš arbatžolių, ir žaidimus netgi pažaidžiam, ir dainelę padainuojam, ir tikrai neatsibosta. Jie ir mielai nori supažindinam juos su pečium savo ir nori netgi dabar nusifotografuoti prie lyžių, su kačiargom. Taip, tokios atrakcijos pas mum. Matau, kad Marceliutė ir jums čia yra smagu. Tikrai smagu. Mes jaučiamės šeimininkai šioj vietoj, ypač aš prie pečiaus. Dar man talkininkauja gaspadinė Ona, kuri kepa ir duoną. Vakar, kai tik vaikučius vaišinom duoną su lašinukais. Taip, kad tikrai pas mum nenuobodu ir čia verta užsukti, ypač alkaniems. Mes juos visada pavaišinam. Ilona, prašom pasakoti, kas čia vyksta. Čia dabar mes esam šiuo metu Pociūnėlių bendruomenės įsteigtam sulčių spaudimo ceche. Aišku, dabar jis laikinai nesezoninis, nedirbam, bet rudenį čia labai daug plušėta buvo. Daug išspausta sulčių. Kaip jūs čia sugalvojat, kaip čia įvyko, kad tai jau vyksta, o ne yra kažkokiam fantazijų lygmenį? Kadangi 2010 metais aktyviai dalyvavom seniūnijoje, 21 amžiaus seniūnijos viziją ir ten visko mes prisvarstėm, visko fantazavom, ką daryti, kas mums būtų naudinga, kadangi esam Lietuvos vidury, rajono pakrašty, bet Lietuvos vidury, daug turim derlingų žemių, gerai dirbančių ūkininkų, tai žodžiu ir matom poreikį miesto žmonėms daržovių, ekologiškai užaugintų vaisių ir daržovių ir taip iš to reiškia išsirutuliojo per kelis susitikimus su bendruomenės taryba, kurią sudaro 9 žmonės plus buhalterija tvarkanti Jūratė. Tai žodžiu, gavom finansavimą ir nusprendėm, kad bus sulčių spaudimo. Aparatūra įgyta, įdarbintos 2 moteris, kurios čia pradėjo rugsėjo vidury pradėjo dirbti ir žmonės labai kruopščiai vežė sultis, spaudė iš maišų į savo tarą ir daugumą va į šitokią tarą. Paskui gal dar moteris daugiau papasakos. Daug labai gavus rezultatas, nesitikėjom tokio antplūdžių į tetrapakus, labai taip naujoviškai. Po to vežėmės visą tą produkciją į Šeduvoj mieste vykstantį amatų šventę. Važiavom pasirodyti, ką mes turim, bet taip apie mums labai daug plačiai jau pasklydo, daug kas važiavo, domėjos, žinojo, kad mes čia tokius dalykus darom.
Esu Janina Jasinskienė iš Vaitekūnų kaimo bendruomenės. Propaguoju erškėtuogių auginimą visai savo bendruomenę iš savo asmeninės patirties. Žinau, kad šitus uogos yra nepaprastai naudingus. Apie jas daug informacijos radau Švedų Lundo universiteto tinklapį. Ir pati turiu patirties, kad jos man buvo sveikos, aš jom mielai naudojausi, vaišinau kitus ir kiek kur ką papuolė pavaišinti, visi džiaugiasi jų ypatingų skonių. Ir buvo sužavėti iš jų iškeptais, manau, su jų panaudojimu iškeptais kepiniais. Todėl aš supažindinu savo kaimo žmonės, žinodama, kokia yra sunki finansinė padėtis, kai reikia prisiremti savo lėšom prie projektų vykdymo, sugalvojau, kad reikia kurti tokį verslą iš šitų uogų auginimų. Kodėl iš tų auginimų? Dėl to, kad šitom uogom šiuo metu Lietuvoje yra laisva niša. Mes jas augindami neturėsim nieko išstumti iš rinkos, mes tai darysim visiškai laisvoj rinkoj, be konkurencijos šitoj srityje. Jeigu mes sudarysim konkurenciją, tai tik tai ta prasme, kad jos yra kaip pakaitalas maisto papildams, kadangi savyje turi visą mineralų komplektą, kuris reikalingas žmogaus organizmui, suvalgius 3-4 uogas, skaitoma, taip mokslininkų skaitoma, nebe mano nuomonė, kad žmogaus organizmas gauna dienos normą. Taigi, kaip gerą produktą, nors ir pamiršta, ir nebeauginama šiuo metu Lietuvoje, sumanim atgaivint. Kieno čia žemė? Šita žemė yra mūsų bendruomenės pirmininko, gerbimo Eugenijaus Varkalevičiaus. Ir jisai leido bendriam reikalui pasėti daigus, kad galėtume pasėti sėklas, kad galėtume užsiimti daigus erškėtuožyno prie mūsų bendruomenės namų užsodinimui. Tai jūs palaikote tą iniciatyvą? Be abejo palaikau, kadangi gera iniciatyva yra ir galvojame šiokį tokį verslumą padaryti bendruomeniai ir mūsų kaimą padaryti erškėtuogių auginimą teminiu kaimu. Kiek žmonių dabar yra tas būrelis, kurie tiki jūsų idėją? Šiuo metu yra apie 10 žmonių, kurie lanko mokymus, mes mokomės, ruošiamės pasidaryti verslo planą, ruošiamės daug skaičiavimų daryti. Mes šiuo metu esam sėjos periode. Iš svajonių jau esam pasisėję tas savo svajonės, iš svajonių pradedam auginti rimtą realų dalyką. Gražina, kur mes esam čia? Čia esam Kairėnuose. Kur čia yra tie žmonės, kurie ar žino, kur Kairėnai? Nežinau, kiek žmonės žino. Šiaip gal ir žino kai kas. Kairėnai tai yra Kairėnuose, Grinkiškio seniūnija, Radviliškio rajonas. Čia buvusi mokykla, darželis, dabar likus tik bendruomenės namai, biblioteka ir medpunktas. Ponia Janina labai rimtai kalba apie erškėtuoges. Ir jūs jau čia pasisodinę, ir dar kažkas kažkur pasisodinę. Kaip jūs tą žaidimą įsivaizduojat, kuris gali virsti rimtų žaidimų? Taip Janina mus čia įtraukęs, jinai jau senai mums sakė, kad reikia. Auginam erškėtuoges, nes jinai ten turi tuos kelis krūmus, kurie gan neprastą derlių duoda. Ir mus čia taip užkrėtė ir dabar mūsų kaimas irgi užsikrėtė. Jau kokios 4 tikriausiai moteris turi prisisėjom sėklų, jeigu užaugs želdiniai, tai išaugs ūgliai, tai turėsim daug krūmų, parduosim, gal uogienės virsim. Taip tikėkimės, kad čia turėtų būti geras verslas ir trauktų nemažai kaimo gyventojų. Šiuo metu Aukštelkų kaimo bendruomenė įgyvendina projektą Aktyvaus poilsio kaimas. Iš projekto lėšų esame nusipirkę mobilę pirtį, mobilų kubilą, kurį planuojam nuomoti žmonėms, kurie mėgsta pirties malonumus, vandens procedūras. Turime 2 pirtininkus, kurie dalyvavo mokymuose Pirčių akademijoje. Ten sėmėsi žinių apie visas teikiamas pirties paslaugas ir esant poreikiui šią patirtim pasidalins su kitais. Tai yra darys įvairius masažus, vanojimus, sveikatinimo procedūras ir panašiai. O jūs jau pradėjote tą viską daryti, ar dar tik tai čia pati pradžia? Šiuo metu projektas kol kas vyksta ir pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui šias visas veiklas mes ir planuojame gyventi. Bet dabar jau mes galime pažiūrėti? Taip, būtent. Šiandien pamatysim visas veiklas, pamatysim, ką esam sukūrę, ką planuojam siūlyti žmonėms. Tai čia tas žymusis ir yra? Taip, čia yra mūsų mobilusis kubilas. Kiek čia žmonių telpa? Maždaug? Maždaug 4-5. 4-5. Taip.
O dar negalvojat apie kainą, o galės iš Radviliškio, pavyzdžiui? Žinoma. O iš Šiaulių galės? Žinoma, būtent. Aha. Tai visiems, kas tik panorės. Aukštelkose bus galima įsigyti. Taip, galėsim ir pristatyti, galės ir patys transportuoti, kaip patogiau. O dabar eisim į pirtį. Aukštelkų pirtis garsėja nuo seno savo populiarumu. Mes sulaukėme labai daug lankytojų iš Radviliškio ir kadangi daug turime lankytojų, norime teikti kokybiškas paslaugas. O ką čia dabar darote? Čia dabar atlieku paprastą sausą masažą. Bus galima jį atlikti pirtyje. Taip pat atliksime įvairius vanojimus, relaksacinį, intensyvų vanojimą, kuris padeda žmogui atsipalaiduoti, stimuliuoja visą organizmą. Daugiau galime atlikti įvairias kosmetinės procedūras, kaip viso kūno pilingą, įvairiom kruopom, kava, druska, medumi. O, tai mes čia ir turim. Taip, turime druską, nes druska padeda pašalinti iš organizmo skysčius, ištraukia. Taip pat vis turime įvairių vaistažolių. Kas čia? Čia yra žalioji arbata, kuris stimuliuoja labai gerai odą. Taip pat turime dar kavos tirščių, kavos tirščiai puikiai nušveičia odą ir pajaunina. Taip pat po visokių šių šveitimo procedūrų visą kūną galime paglepinti pieno produktais, įvairiais vaisiais. Po tokių procedūrų oda tikrai atrodo pajaunėjusi ir žmogus jaučiasi atsigavęs, palengvėjęs. Aš laukia mačiau tą kubilą, o jūsų paslaugas taip pat bus galima užsisakyti? Taip, kubilas į jūsų pageidaujamą vietą bus, nes jis yra mobilus, bus nuvežtas ir sėdint kubile karštame vandenyje labai gerai atsigauna visas organizmas, nuima stresą, ypač po įvairių sukrėtimų, o taip pat tas, kaip sakyti... Daug žodžių vėl sakykite visą. O taip, sėdint karštame vandenyje, nuima visą nuovargį. Taip pat dar yra kubilas kaip ir profilaktinė priemonė prieš visokius peršalimus. Tai Laimi, pasakok apie tą stebuklą. Tas stebuklas čia yra labai geras daiktas, atpalaiduojantis po sunkių darbų progą. Ir bet kokia proga, nepakeičiamas dalykas. Čia šitas kubilas, yra kūrenamas malkomis, išsikūrena maždaug apie 3 valandas iki 36 laipsnių, 37, kiek reikia šitą sėdėjimui. Taip pat turime, gal nesakyti, Laimi, jeigu dabar žmogus susisako, ar jūs viską pašildot, iškūrenat, ar reikia jam pačiam savo malką? Taip, visos paslaugos suteikiamas ir su malkom atvažiuojam ir su savo kubilu, tik pa žmogų reikalingas vanduo, kad būtų, kadangi šito negalima kubilo tempti su vandeniu, yra svoris didžiulis ir pavojinga eismo saugumui. Bet kokį vandenį galima reikia pilti, ar jau reikia geriamą vandenį? Geriamą švarų vandenį, kadangi pats į šitą lipsi, sėdėsi, šitą relaksuosi ir reikia prašiausiai švaraus, normalaus vandens. Kompanijos kokios ima, kaip visas veiksmas vyksta? 5 būna, 5 ir maudosi, ar būna ir daugiau žmonių, keičiasi? Priklauso nuo žmogaus turbūt sudėties. Tokie kaip aš turbūt tilptumėm tik 4, bet yra smulkesni žmonės, kad jie telpa ir 6 žmonės susėda ir lengvai šitą. Tai gali kompanija baliavoti, kaip sakyti, liaudiškai, o vieni pasimaudo, paskui kiti, ar čia yra kažkokie subtilūs dalykai, negalima lipti kitiems? Negalima alkoholio pavartojus lipti šitą ir negalima labai ilgai sėdėti, kadangi yra labai didžiulė apkrova širdžiai. Ir iš tikrųjų ir man teko taip, kad per karštą vandenį įlipau, iš pradžių pasėdėjau, papiknaudžiavau ir tikrai labai daužėsi širdis, sukilo spaudimas, reikia viskas saikingai. Kiek laiko yra racionalu, kokiam laiko tarpai tą kubilą? Racionalu, tai priklausomai nuo kompanijos, ar tai čia kažkokiam gimtadieniui ar ką, jeigu žmogus pasiema tą kubilą, tai jis gali ir 3, ir 4 kartus pasikaitinti
šitą periodiškai ateiti ir labai gera tokia atrakcija yra ir kas naudojasi šitom kubilu, tikrai visi gyrė, nebuvo dar tokių, kad peiktų kažkas. Ir nuo kada jau įsivaizduoti, kad bus galima? Ar jau bandot spėlioti, kada jau? Nuo gegužės pradžios baigsis projektas ir nuo gegužės pradžios nuomosime kubilą. Su tavim kartu? Taip, su manim kartu. Šitą programą vedu ne viena, tai dar yra 3-4 kolegės. Tai programa Išlikimas gamtoje. Turime nuostabų ežerą Aukštelkų gyvenvietėje. Norime jį išnaudoti vedant edukacinės programas. Šios programos bus skirtos įvairaus amžiaus vaikams, tiek darželinukams, tiek priešmokyklinukams ir paaugliams. Išlikimas gamtoje tai išmokti, išgyventi dingus civilizacijai, dingus visiškam kataklizmui, prisišaukti sraigtasparnį, vieno degtuko pagalba užsikurti laužą, rungtyniauti gentise, tai linksma, nuostabi edukacinė programa. Ar gali ir radviliškiečiai, ar gali ir šiauliečiai? Taip, šios programos tikslas yra sukviesti kuo daugiau Lietuvos, o gal net ir užsienio moksleivių. Kokios grupės ir kiek laiko jie čia planuotų būti? Mažesnio amžiaus grupės programa trunka 1,5 valandos, vyresniems 2,5–2 valandas kartu su maitinimu. Taip, o ką atsivežti reikia ir kiek tai kainuoja, ar jau kainuoja? Atsivežti reikia gerą nuotaiką ir gerą avalynę. Kaina planuojama 20 litų vienam vaikui. Kur kreiptis reikės? Ar jūs turėsit kokią tą informaciją, ar tiesiog į Aukštelkų seniūniją? Dar nesugalvojot? Registruotis taip, reikės Aukštelkų seniūnijoje, turėsim savo tinklalapį, turime savo tinklalapį. Lankstinukai, spauda. Mes dabar esam? Dabar esam prie Aukštelkų tvenkinio ir šiandien norim parodyti mūsų šiaurietišką ėjimą. Kadangi Aukštelkuose ir taip jis yra labai populiarus, tai mes nusprendėm ir projektą šitą veiklą toliau vykdyti ir plėtoti ir tęsti. Tai vat nusipirkom 20 komplektų kokybiškų šiaurietišką ėjimo lazdų. 2 mūsų bendruomenės narės Banga ir Asta dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė trenerė iš Panevėžio Nijolė. Ir jos pravesti, kaip taisyklingai naudotis lazdomis, kaip atlikti kūno judesius, kad iš šiaurietiško ėjimo mes pajustume maksimalią naudą savo kūnui ir organizmui. Na, o dabar išeinančių čia, gal pristatykite, ar pažįstat pagal profesiją? Įvairaus amžiaus, įvairių profesijų. Ir mokytojas, ir pardavėjas, ir pensininkės, labai daug moterų ir labai daug užsiėmimų visokių. O jos eina kada? Kaip? Ir dėl ko? Jos eina dėl to, kad praleisti aktyviai laisvalaikį, kad gautų kažkokią naudą organizmui, nes manom, kad tai yra labai naudinga. Rytą eina, vakarą nesiteiraujat. Ateis, tai mes tada ir pasikalbėsim. Naują pramogą turim, šokam linijinius šokius, renkamės kiekvieną trečiadienį, visos norinčios. Kam patinka, tai labai vertina tą galimybę. O su tom lazdom, čia dabar pramoga pradžioje, ne? Taip, naujas toks reikalas. Einat bureliu, ar tai yra smagiau? Nėra tokių vienišių individualistų, kuriems būtų smagiau vienam pačiam eiti? Ar būtų galimybė to? Kiek teko bendrauti su tom, kurios gal dažniau eina, tai visos sako, kad smagiau bent jau dviese, ne vienai. Bureliu gal dar smagiau, kaip kam patinka labiau. Dabar esame mūsų robotukų klasėje. Mes iš vis labai didelį dėmesį norim skirti mūsų vaikams, todėl nusprendėm tokią veiklą ir įgyvendinti ir įsirengėm Lego robotukų klasę su visa reikalinga įranga, robotukais konstruktoriais, detalėmis, nešiojamais kompiuteriais, baldais ir žaidimų stalu. Turime 2 programų vadovus, tai yra Vilma ir Edgaras, kurie baigė mokymus robotikos mokykloje Vilniuje ir jie veda šiuos užsiėmimus įvairaus amžiaus vaikams. Taip pat jie vyksta į mokyklas, žodžiu, vaikai gali atvykti pas mus į Aukštelkus, į robotikos klasę ir gali būti užsiėmimai vedami ir įvairiose mokyklose. Šiuo metu mes su savo kolega Edgaru vedam robotikos būrelį. Robotikos būrelis šiuo metu turime 2 grupės vaikų Aukštelkuose ir taip pat 2 grupės Vaižganto mokykloje.
Kiek vaikų ateina, ko jie čia nori, ką jie čia gauna, kokie jų lūkesčiai ir kas juos čia traukia? Pirmiausia, tai vaikų amžius yra įvairaus amžiaus. Nuo 2, 3, 4 klasės, čia truputį mažesni, iki 6, 7, 8 ir 9, po kol kas. Vaikus traukia, aš galvoju, visų pirma, tai per televiziją iš tikrųjų labai daug filmų apie robotus. Ir vien tas žodis išgirdę, kad mes konstruosim čia nais robotus, jau pas juos akytė sužiba. O po to, kai jau mes, tarkim, nes iš pradžių darome pristatymus, pristatymų metu mes parodome, kokius robotus jie konstruos, tai tada įdomiausiai jam būna tada jau, kai mes rodom patį veiksmą jau, kai jau jie tie robotai kažką atlieka. Kol pasakojam, jie klausos, viskas tvarkoj, bet įdomiausia vieta yra, kai jau jie atlieka veiksmus. Vilmute, o čia dabar vietiniam, o gali ten iš kitur, iš Šiaulių, Čerčiau, iš kitų miestų, gali jūsų paprašyti, kad atvažiuotume? Taip, gali, nes mes iš tikrųjų ir važiavom ir į Pakalniškius važiavom, ir į Radviliškį Vaižganto mokykloje taip pat pristatymus darėm. Ir iš tikrųjų, jeigu tik tais būtų noras, tai mes važiuojam į maždaug, nežinau, ir Šiauliai, ir nedidelio atstumų tikrai nuvažiuosim. Tai būtų mokama ar nemokamai, kaip čia dabar? Po kol kas yra nemokamai, po to jau nežinau, iš tikrųjų tiksliai negaliu pasakyti, po kol kas nemokamai. Ir kaip dažnai renkasi vaikai, kaip jiems smagu, kad neatsibosta į savaitę kartą? Mes po kol kas dabar, kai rengiam užsiėmimus ir Aukštelkuose, ir Vaižganto mokykloje, tai stengiamės, kad būtų bent po vieną užsiėmimą į savaitę. Bet jau kai susidarytų grupė, aš galvoju, kad reiktų 2 kartus į savaitę. Kaip ir dauguma būrelių iš tikrųjų vyksta nustatytų laikų, tarkim 2 kartus per savaitę. Šiandienai noriu pasidžiaugti, kad Aukštelkų bendruomenė įsisteigusi prieš 14 metų įgyvendina gražius didelius projektus. Vienas iš projektų šiandien ir bus pristatomas Latgalos ir Radviliškio regionų verslo plėtros projektas, šio projekto metu įgyvendinta labai daug gražių idėjų. Yra sukurtas prekinis ženklas, yra sukurtas verslo planas. Šiandien mūsų bendruomenės nariai jums pristato edukacinės programas, kurios įsibėgėja ir jau gegužės mėnesį įgaus startą ir mes startuojame savo gražioje aplinkoje. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo bendruomenės nariais, kurie aktyviai dalyvauja ir prisideda prie projektų įgyvendinimo. Aukštelkų bendruomenė yra stabili, tvirta, energinga, išradinga, turinti daug minčių ir idėjų, kurios šiandien matysite ir kurias mes norime pristatyti vien dėl to, kad Aukštelkai išliktų dar 1000 metų ir po mūsų, kad jų garsas sklistų ilgai ir kad žmonės galėtų atsivertę šiuos puslapius, pasidžiaugti, kad tai gyveno čia, gražioje aplinkoje, kūrė, steigė, mylėjo, džiaugiasi. Ir šiandieną norėčiau labai pasinaudoti progą, kadangi velykinis laikotarpis, jūs visus pasveikinti su artėjančiais pačiom gražiausiam šventėm, palinkėti jums pačių šilčiausių jausmų, išradingumo, nepasimetimo savyje, pagarbos kaimynui, pagarbos savo, mylėti Dievą, mylėti artimą ir be abejo būti aktyviem. Šiltų, gražių, jaukių, margučių, tegu jie būna tvirti, kaip jūsų sielos, kaip jūsų meilė, kaip meilė artimui, kaip meilė savo gimtajam kraštui. Ačiū Jums.